Sveiki, esu radiologijos technologas Rolandas ir pristatysiu pranešimą tema galvos ir kaklo KT skenavimo protokolai ir pakalbėsiu daugiau iš tos techninės pusės apie paties tyrimo atlikimą, skenavimo protokolus ir galimus iššūkius atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimą. Taigi pirmiausiai, kalbant apie urgentinius tyrimus ir jų radiologinę diagnostiką, tai sakykime, kaip pirminis tyrimas, toks paprasčiausias būtų ultragarsinis tyrimas, taip pat kompiuterinės tomografijos su intraveninė kontrastinė medžiaga tyrimas bei magnetinio rezonanso tomografija. Ultragarsinis tyrimas galbūt ir yra paprastas, lengvai prieinamas, nebrangus, tačiau galbūt nėra toks informatyvus ir ne visais atvejais yra tinkamas. Jeigu turime kažkokį, sakykime, paviršinį abscesą, gal būtų ir neblogai, nes išvengiame apšvitos paciento, taip pat kontrastinės medžiagos. Tačiau kaip toks auksinis standartas, sakykime, ir informatyviausias, lengviausias būtų kompiuterinės tomografijos tyrimas su intraveninė kontrastinė medžiaga, o magnetinio rezonanso tomografija naudojama rečiau ir pagrindinė priežastis tai yra, kad netaip paprastai prieinamas ir ilgas tyrimas. Kompiuterinės tomografijos tyrimas, apie kurį čia daugiausiai ir kalbėsiu šito pranešimo metu, tai yra greitas, kaip jau minėjau, daug kur prieinamas ir pakankamai informatyvus tyrimas, tačiau yra santykinai didelė paciento apšvita bei kontrastinės medžiagos nefrotoksinis poveikis galimas. Ir reliatyvios kontraindikacijos atlikti šį tyrimą, tai be abejo yra alergija jodo kontrastiniai medžiagai, bei nėštumas kaip reliatyvi indikacija, jeigu tai yra neatidėliotina urgentinė būklė ir nėštumo metu gali būti atliekamas, bei aišku, inkstų funkcijos nepakankamumas. Dabar viena iš svarbiausių paties tyrimo atlikimo dalių, tai turbūt yra paciento paruošimas tyrimui. Pacientui turi būti įvestas ne siauresnis nei 20 gaučų intraveninis kateteris. Tai yra ypač svarbu, nes tai lemia mūsų paties tyrimo sėkmingumą ir vaizdų kokybę. Taip pat išsiaiškinamos galimos tyrimo kontraindikacijos, kaip jau minėjau, esant alergijai jodui, tačiau išliekant gyvybinėms indikacijoms, būtinas paciento paruošimas prieš alerginiais vaistais. Taip pat prieš pat patyrimą paciento paprašoma nusiimti visus metalinius daiktus esančius galvos ir kaklo srityje. Jie turi įsiimti dantų protezus ar klausos aparatus. Tuo tikslu, kad išvengtume artefaktų vaizduose ir būtų galima juos kokybiškai įvertinti. Taip pat prieš tyrimą pacientas informuojamas, kad viso tyrimo metu turi ramiai gulėti, ramiai tolygiai kvėpuoti ir labai svarbu neryti seilių, tam, kad taip pat išvengtume vaizdų artefaktų. Čia kaip tik pavaizduoti intraveniniai kateteriai ir mūsų tikslas, kad būtų rožinis intraveninis kateteris. Dabar pakalbėsiu apie skenavimo protokolus. Lyginau du pagrindinius aparatus, tai yra Toshibos ir G-Revolution. Tai pirmiausia apie Revolution aparatą, tai kad skenuojama pačiais smulkiausiais pjūviais, o 0,625 mm, skenavimas yra spiralinis, naudojama 120 kV rentgeno vamzdžio įtampa bei automatinis ekspozicijos valdymas. Ir atliekami du skenavimai be kontrastės, tai yra natyvinis ir kontrastinė fazė. Skenavimo apimtis yra nuo bifurkacijos iki akitobių viršutinio krašto, tiek kontrastinė, tiek be kontrastinė fazė, išskyrus tos atvejus, kai mes turime kažkokius pakitimus uždegiminius veido daubose, tai yra svarbu apimti ir frontalinį sinusą pilnai, nes tai gali būti išplitę ir į sinusą. Kontrastinės medžiagos leidžiama be jokios abejonės priklausomai nuo paciento svorio. Toks standartinio svorio pacientui būtų leidžiama 100 ml 3 ml per sekundę greičiu. Ir atliekami smulkūs perskaičiavimai. Kauliniai ir standartiniai.
Kalbant apie Toshiba kompiuterinį tomografą, tai skenuojama bekontrastė fazė 3 mm pjūviais, o kontrastinė 2 mm pjūviais, tačiau atliekami labai smulkus perskaičiavimai po 0,5 mm, iš kurių vėliau atliekamos rekonstrukcijos. Bet lygiai taip pat skenuojamas spirale 120 kV rentgeno vamzdžio įtampa ir naudojamas automatinis ekspozicijos valdymas. Šioje skaidrėje pavaizduota skenavimo apimtis ir kryptis, skenuojama iš apačios į viršų, nuo bifurkacijos, kaip jau minėjau, iki akidubio viršutinio krašto. Kalbant apie kontrastinės medžiagos sekimą ir tą pačią kontrastinę fazę, tai pats kontrastavimas vyksta monitoruojant ir pats tyrimas pradedamas manualiniu būdu. Tai reiškia, kad mes ne automatiškai pats aparatas pastartuoja, o mes stebime kontrastinės medžiagos pildymąsi, kaip čia ir pavaizduota, arterijoje ir venoje, ir labai svarbu išgauti tą mišrią fazę, kad būtų pakankamai užkaupę aplinkiniai minkštieji audiniai. Kaip viena iš pagalbinių priemonių, tai yra mums aišku stebėti tos audinius, tai būtų ir seilių liaukos, bei taip pat gali būti skydliaukė. Šioje skaidrėje taip pat pavaizduota kontrastinė fazė ir kontrastinės medžiagos sekimas vaizduose, kaip matome čia jau yra ir arterijos, ir venos užkaupusios kontrastą pakankamai ir matome darinį, kuris taip pat puikiai užkaupęs kontrastą. Tai yra tas momentas, kai yra pastartuojama ir pradedamas nuskenuojama kontrastinė fazė. Dabar atlikus tyrimą, vienas svarbus momentas tai yra tinkamai ir kokybiškai atlikti rekonstrukcijas. Atliekamos ašinės, koronarinės, sagitalinės bei papildomosios, kitaip sakant, pritaikomosios rekonstrukcijos. Pirmiausia, pakalbėsiu apie ašinės rekonstrukcijas. Tai atliekamos suprahioidiniam kaklui ir veidui. Ašinės rekonstrukcijos standartinių ir kaulinių langų lygiagrečiai kietajam gomuriui. Čia kaip tik pavaizduota šis paveikslas kaulinių langų ir minkštuoju langu čia būtų suprahioidiniam kaklui. Jeigu kalbam apie infrahioidinį kaklą, kitaip tariant, gerkloms ašinės rekonstrukcijos atliekamos standartinių ir kaulinių langų lygiagrečiai balso klostėms nuo poliežuvinio kaulo iki trachėjos bifurkacijos. Čia būtų pavaizduota nuo poliežuvinio kaulo ir žemyn, lygiagrečiai balso klostėms. Tačiau labai svarbu čia paminėti, atliekant ašinės rekonstrukcijas, mūsų vaizdai tiek suprahioidiniam, tiek infrahioidiniam kaklui turi perslinkti. Reiškia, jeigu mes atliekam infrahioidiniam kaklui rekonstrukcijas virš poliežuvinio kaulo, tai suprahioidiniam kaklui rekonstrukcijos atliekamos žemiau poliežuvinio kaulo ir būtent tie vaizdai persidengia. Šioje skaidrėje pavaizduota būtent ašinė rekonstrukcija, kaip jinai atliekama būtent lygiagrečiai kietajam gomuriui ir štai kokį vaizdą ašinį mes gavom rekonstruotą. Čia ašinės rekonstrukcijos atliekamos infrahioidiniam kaklui lygiagrečiai balso klostėms. Ir šalia parodytas ašinis vaizdas rekonstruotas. Koronarinės rekonstrukcijos suprahioidiniam kaklui atliekamos taip pat standartinių ir kaulinių langų statmenai kietajam gomuriui, kaip būtent pavaizduota šiuose dviejose paveikslėliuose, standartinių langų ir kaulinių langų. O infrahioidiniam kaklui standartinių ir kaulinių langų statmenai balso klostėms. Būtent šioje skaidrėje pavaizduota. Čia būtų standartinių langų ir kaulinių langų. Čia matome, kaip atrodo koronarinis rekonstruotas vaizdas, būtent suprahioidiniam kaklui, kai mes atliekame rekonstrukciją statmenai kietajam gomuriui. Ir čia kaip tik matome būtent
pakitimus gana didelius. Sagitalinės rekonstrukcijos atliekamos standartiniu ir kauliniu langu lygiagrečiai nosies pertvarai arba kaklo anatominei ašiai, kitaip tariant. Būtent čia pavaizduota kauliniu langu ir standartiniu langu, būtent lygiagrečiai tiesiai, nes labai svarbu, kad visos rekonstrukcijos būtų atliekamos kiek įmanoma tiesiau anatominėms mūsų ašims. Čia būtent vėl pavaizduota, kaip atrodo sagitalinis rekonstruotas vaizdas, pakreipta lygiai būtent pagal anatominę kaklo ašį. Ir papildomos rekonstrukcijos. Papildomos rekonstrukcijos atliekamos taip pat kauliniu standartiniu langu. Vienos rekonstrukcijos atliekamos pagal žandikaulio alveolines ataugas, kaip tik šiuose dviejose paveikslėliuose matome, kauliniu langu ir standartiniu, lygiagrečiai žandikaulio alveolinėms ataugoms. Taip pat gali būti atliekamos ir akiduobių rekonstrukcijos standartiniu ir kauliniu langu lygiagrečiai regos nervų. Kaip tik čia matom regos nervą, standartiniu langu ir kauliniu langu. Na, šioje skaidrėje matome, kaip išsipjauna mūsų rekonstruotas vaizdas, kai mes atliekame rekonstrukcijas būtent pagal žandikaulio alveolines ataugas, lygiagrečiai joms. Štai mes matome labai gražią dantų išsidėstymą, jų liniją visą, ir taip mes galim diagnozuoti tam tikrus odontogeninės kilmės uždegiminius procesus. Dėl to mums svarbu būtent šitos rekonstrukcijos. Čia būtų apatinio žandikaulio ir viršutinio žandikaulio rekonstrukcijos kauliniu langu. Taip pat papildomas rekonstrukcijos, kaip jau minėjau, akiduobių atliekamos. Tai šiuose vaizduose mes matom, kaip atrodo rekonstruotas kaulinis langas, būtent akiduobių, ir šalia standartinių langų rekonstruota lygiagrečiai regos nervai. Ir dabar pagrindiniai sunkumai, su kuriais mes susidurėme atliekant tyrimą, tai yra būtent artefaktai, kas lemia blogą vaizdų kokybę, netgi tam tikrais atvejais tyrimo kartojimą. Tai pagrindiniai gal būtų tokie kaip rijimo artefaktai, kvėpavimo, judesio bei dantų implantų artefaktai. Tai rijimo galbūt ne taip gerai vizualizuosi, bet šiek tiek matosi čia toks išplaukęs vaizdas šiuose dviejose skaidrėse. Būtent sagitalinis rekonstruotas vaizdas ir aksialinis. Taip pat kvėpavimo šiame paveikslėlyje, kvėpavimo ir netgi šiek tiek judesio sukeltas artefaktas, netgi tokiais spinduliais einantis. Judesio artefaktas čia galimai pacientas tyrimo metu neramiai gulėjo, judino liežuvį, tai yra labai svarbu, būtent tas kontaktas su pacientu, ne tik prieš tyrimą informuoti, ką jisai turi daryti ir kaip tą turi daryti, bet ir tyrimo metu mikrofono pagalba mes kontaktuojam su pacientu ir vis jam primenam, kaip svarbu yra ramiai kvėpuoti, ramiai gulėti, nejudėti ir neryti seilių. Ir taip pat artefaktas nuo dantų implantų. Irgi gana didelė problema, tačiau yra tokia situacija, kad kartais negalime tų visų artefaktų sukėlėjų pašalinti. Tai nuo dantų implantų kokie artefaktai. Tai ačiū visiems, kad skiriate dėmesį ir klausėtės mano pranešimo. Dėkuoju.